Šiandien sveikatos tema mūsų seminaro, sveikatingumo seminaro tema šiandien yra parazitai ir nekviesti svečiai. Reiškia, iš tikrųjų, tema susidarys iš 3 dalių. Pirmoje kalbėsime apskritai, kokių rūšių parazitai egzistuoja. Tiesiog norėjau parodyti, kokio masto tai yra problema. Antra dalis bus apie tai, kaip su ta problema tvarkytis, jeigu jau turime parazitų, ką daryti. Ir trečias žingsnis, kaip jau išsivalius, tarkim, atsikračius nekviestų svečių, kaip toliau gyventi, kaip apsisaugoti, kad išvengtume šitos globalinės, kaip matysime, infekcijos. Ką reiškia žodis parazitas? Parazitas, išvertus iš graikų kalbos, reiškia gyvūnas arba augalas gyvenantis kito organizmo, šeimininko kūno paviršiuje arba viduje ir mintantis jo medžiagomis. Parazitą galime suprasti plačiai, parazituoti gali ir žmonės, bet čia kalbam apie konkrečius gyvius, kurie yra arba visai plika akimi nematoma, arba, kaip pamatysime toliau, gali būti gana įspūdingų dydžių. Ir pritrenkiantis faktas, kad parazitai nužudė daugiau žmonių negu visi karai kartu sudėjus per visą žmonijos istoriją. Čia ne mano mintis, čia yra National Geographic žurnalo citata. Kartais ar suvokėt, ką čia nori pasakyti, kad tai yra mastas, tai yra didžiuliai skaičiai, tai yra daug. Ir dar keletas faktų. Čia jau bus pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet pasaulyje miršta 50 milijonų žmonių ir daugiau negu 16 milijonų mirčių priežastis yra įvairios parazitinės kilmės infekcijos. Parazitinėmis infekcijomis užkrėsta beveik 75% žemės gyventojų, nepriklausomai nuo gyvenimo lygio. Net 80% visų egzistuojančių ligų priežastis pasaulinės sveikatos organizacijos teigimu yra parazitai ir organizmo užterštumas. Toliau naturopatas Anatolijus Malovička teigia, kad onkologinių ligonių organizmuose gyvena labai daug parazitų. Kirmėlių 42%, grybelių 35, nuo 35 iki 50 ir visais atvejais trichomonos randamos onkologinių ligonių kūnuose. Ir visais tais atvejais, visais onkologijos atvejais egzistuoja simbiozė. Grybelis plus trichomona plus chlamidijos. Grybeliai, kas yra, žinote, arba tuoj sužinosite. Chlamidija gal kas ir turėjot ir susidūrėt, bent jau vardą girdėjot, tai yra bakterija. Ir trichomona yra pirmonių klasės atstovas. Apie tai šiandien mes truputėlį daugiau kalbėsim. Žodžiu, čia bus filmas apie tai, vaizdinė medžiaga, kuri visada yra geriausia. Ir jinai bus anglų kalba, aš labai atsiprašau, kas nesuprantat, iš tikrųjų, bet po to mes ir kalbėsim, sekdami tą filmo medžiagą, tiesiog kalbėsim apie viską, kas čia bus parodyta. Angliakalbiai jaunimas tai labai džiaugsis, nes čia yra tikrai daug faktų ir daug. Mes pasirinkom šitą filmą, nes tai labai yra gera medžiaga surinkta. Čia labai daug yra informacijos ir tai yra tiesa. Galbūt sunku buvo suprasti, kas angliškai nesuprantat, bet vaizdų tikrai pakako. Bet nenusiminkit, tiesiog jeigu dar aš norėjau, iš tikrųjų tai norėjau Jūratei pasakyti, kad gal nupirkt maišelius dar prie kiekvienos kėdės, bet kaip matau, sėkmingai baigėsi, niekam neprireikė. Vaizdai šiurpus ir su kuo aš susidūriau, kada pirmą kartą susidūriau, iš vis gal tai buvo prieš, kiek nuo dabar 10 metų, taip rimtai, kad aš tą temą pradėjau nagrinėti ir domėtis, tai mano protas iškart atmetė šitą informaciją. Galvoju, negali būti, čia yra too much. Melas čia kažkokia, kaip čia gali būti, kaip jūsų dabar protas, aš nežinau, greičiausiai kažkas iš jūsų taip pat turi tą reakciją. Bet
todėl medžiaga to nesibaigia, bandysiu jūs įtikinti, kad tai yra tiesa, kad čia nėra kažkas, kas liečia tik kažką, trečias pasaulio šalis arba tropikų gyventojus. Kad netgi čia gyvendami šiandien Anglijoje mes turim taip pat atidus būti ir tai gali liesti ir konkrečiai liečia mūsų vaikus. Va, dar turim lankytojų seminaro dalyvių užsiregistravusių. Taisykite patogiai. Geriau mažas pavyzdėlis parodyti, ką nors ištraukti iš panos. Taip. Taigi mokyklų stiklainiuose, ką nematei kirmėlių, taigi padėdavo pasakyti. Tai diskusijos vėliau, dabar parazitai. Ten visi jie buvo paminėti, bet ko nebuvo paminėta, aš nupiešiau šitą specialiai padarėm vaizdą, kad mes, kada sakom parazitas, tai asocijuojas daugam su tais matomais kirminais ilgais. Taip? Ir man taip asocijuodavos, bet iš tikrųjų parazitai yra viskas. Virusai, kaip ir buvo pradžioje apibrėžimas, tie, kurie maitinasi kito sąskaitą. Virusas patekęs į organizmą, bakterija tą daro, grybelis, čia atskiros temos, daugiau mes šiandien apie tai nekalbėsim. Ateityje galbūt kiekvieną tą temą atskirai čia galima kalbėti ir tai būtų idealu. Tarkim, apie kandidą galima atskirai kalbėti, nes jeigu viskas suplakė ir daug informacijos tikrai yra per daug. Šiandien mūsų objektas bus, vabzdžių irgi nepaliesim. Vabzdžiai tokie kaip blusos, tutelės, uodai, blakės, jie irgi yra parazitai. Uodų šiandien tik tiek apie juos pasakysim, kad moskitai perneša daugeliu parazitinių ligų, kai kurias tiksliau parazitinės ligas ir mes apie tai kalbėsim. Yra, žodžiu, pirmuonis ir helmintai. Tai dvi rūšis parazitų, kurias mes šiandien panagrinėsim ir kurie buvo paminėti filme. Tarkim, Probekom jūs nespėjot net fiksuoti. Aš kada po to jau žiūrėjau tą filmą, kada jau ruošėmės medžiagą, aš kitaip jau jį mačiau. Pirmą kartą neįmanoma suvokti visko. Tai yra labai daug informacijos. Pirmuonis priklauso amebos, leišmanijos, toksoplazmos, maliarijos sukėlėjas, gal lemblija ir trichomona. Gal tai ir yra girdėti pavadinimai, bet ne visi tikrai. Kai kuriuos aš pirmą kartą atradau. Vaikai sako, dabar mokykloje jos moko čia Anglijoje, jie žino, kas tai yra šistosoma, jie žino, man tai yra nauji pavadinimai. Helmintai, čia jau mes žinom, kad yra tokių kaip askaridė, kur va čia gale liko, trichinelė, echinokokas, nykštukinis kaspinuotis, ir kiti kaspinuočiai, reiškia jautinis, kiaulinis, platusis, pažiūrėk, tie ilgieji kepeninė ir lancetinė siurbikės, šistosomos, spalinės, čia visiems jau tas gal ir žinomas, šuninė ir katinė toksokara, žmoginis plaukagalvis. Visa paletė. Ir ta paletė yra tam, kad jūs turėtumėt bendrą vaizdą. Kad šiandien kalbam tik apie tuos du. Helmintus ir pirmuonis, kitus paliekam. Taip, bet jie visi yra parazitai. Dabar vienaląsčiai vampyrai, taip mūsų minėti pirmuonis. Ir šie parazitai sudaro apie 70% visų parazitų ir nors yra nematomi plika akimi, gali pridaryti daug žalos savo šeimininkui, išplisdami po visą kūną ir sužalodami netgi vidaus organus. Leišmanija. Ir Irake tarnaujantiems kareiviams gresia ne tik prarasti savo gyvybę gaunantis, bet ir užsikrėsti šiuo klastingu parazitu. Pernešėjai moskitai pakenkia odą, matote nuotraukai, gleivinę arba vidaus organus, limfinius mazgus, kepenis, kaulų čiulpus, blužnį. Paplitimo regionai Lotynų Amerika, Afrika, Indija, Vidurio rytai, net 88 šalis. Kasmet suserga apie 12 milijonų žmonių, miršta 75 000 žmonių. Sakysite, mūsų tai neliečia, aš jūs po to įtikinsiu, kad liečia, nes šiandien yra tokie laikai, kada mes keliaujame. Ir ypač Londone gyvena iš visur atvykusių žmonių. Ir kita globali, sakyčiau, bėda yra maliarija. Pats žodis galbūt girdėtas, bet ką tai reiškia? Tai viena baisiausių šiuolaikinio žmonijos ligų, kas 60 sekundžių nusinešanti po vieną vaiko gyvybę.
o dabar praeis minutė, kažkas mirs vaikas nuo maliarijos. Ką jinai daro? Taip, tai 90% tos ligos lokalizuojasi, tos infekcijos Afrikoje. Mes vėl galime sakyti, tai mūsų neliečia, bet kaip ir sakiau, ir ta pati Afrika jau pasidarė, viskas čia pat, viskas čia pat. Šitas parazitas patekęs, kadangi tai yra vienaląstis, jisai patenka į kraujo ląstelę ir ta ląstelė pažeidžiama ir po to jinai sprogsta, tiesiog žūsta. Prasideda kraujavimai, kraujo netekimai negydant ir staigios mirtis. Pas mus, jeigu tu parvažiuosi su maliarija, tai tiesiog laiku gydant bus išgydyta, bet yra vaistai, bet ten tokiu mastu nespėja nieks. Ir todėl tos mirtis. Perneša maliariją taip pat, čia nepavaizduota, bet moskitai. Toksoplazmozė. Kas girdėjote apie toksoplazmozę? Toksoplazmozė yra, kaip aš pavadinau, iš mūsų mylimų katinėlių. Mes labai juos mylim, bet jie yra pagrindiniai toksoplazmozės nešiotojai. Ir jeigu ten jisai kažkur padarė savo, kakutę, tu ten, kad ir neįmyniai tiesiogiai ją, bet susilietei kažkokiom nešvariom rankom, kad ir tas pats katinas susiteršė savo fekalijomis. Tu ten paglostai tą katinuką savo švarų, kur tau atrodo švarus, nes tai yra nematomi, plika akim. Tu turi jau tai ant maisto, atsitupia musė, kuri ten atsitupia, ten, kur yra ant tavo maisto, tu suvalgi ir tu turi. Galima užsikrėsti per blogai termiškai apdorotą kiaulieną, vieną triušieną, taip pat per organų. Taip pat organų transplantacijos metu, kas man žiauriausiai buvo, transplantuojant organus. Jeigu žmogus buvo nešiotojas toksoplazmozės, tu gali jį gauti tavo parazitą mikroskopinį. Kaip tai pasireiškia? Reiškia, kaip ir sakiau, gali net neįtarti, kad šitoj klastų netiko tavį, o ji tuo tarpu tyliai daro savo juodą darbą, būdama priežastimi hepatitų, padidėjusių limfmazgių ir netgi aklumo. Tuo pat metu sėkmingai apsimesdama, kad čia visai ne jos darbas. Kodėl? Jie sugeba nustatyti, nėra paprasta tokias ligas. Dažnai tu nueini, tau skauda pilvą, pykina, ir ką, nuo peršalimų tai būna. Dažniausiai viskas taip ir atrodo. Netgi vėžys gali prasidėti, atrodo peršalę žmogus, kosti, plaučiai. Bet reikia tam tikrų tyrimų ir tokių keletą kartų jos kartuoti. Nueikit šiandien pažiūrėti ir sakykit, įtariu, aš ten turiu kirminų, padarykit, prašau man kraujo tyrimą, bent čia Anglijoje tau, gal taip nedarys, bet sakys, iš kur tu, kaip viena liudija, sako, čia pas mus, atsiprašau, neatsilikus net trečio pasaulio šalis, pas mus parazitų nėra. Jie susidūrė konkrečiai su tokiu pasakymu gydytojų. Tai ši infekcija ypač pavojinga nėščiai, nes per pirmą nėštumo trimestrą, nes toksoplazma, esant pasilpusiam imunitetui, gali kirsti placentos barjerą ir pakenkti vaisiui, sukeldama aklumą, protinio vystymosi sutrikimus ar netgi negimusio vaikelio mirtį. Aš atsimenu, kad aš laukdavau, sakydavau, tu turi katinų, tu nebijai, tu tik būk atsargi, man jau žmonės liaudį tai žino. Man tai sakydavau, ką čia bijoti, bet ką čia bijoti, tai ačiū Dievui, kažkaip mes visada katinų turėdavom. Manęs neįtikino tas paprastas pasakymas, kodėl aš myliu katinus, kodėl aš turiu jų bijoti. Sakydavau, yra tokia liga, tu gali ten apsikrėsti, bet jeigu tu jau turi antikūnių, buvai kažkada apsikrėtęs, tai yra geriau jau tada taip, būti persirgus ir jau tada lauktis vaiko, negu kad žmogus, kuris niekada nėra moteris turėjus, tarkim, tos ir jinai pastoja ir jai yra didelė rizika tada, jau geriau kažkaip tada atsiriboti. Ir toksoplazmozė, tiksliau, yra antroji mirčių priežastis Jungtinėse Amerikos valstijose tarp, reiškia, tų, kuriomis užsikrečiama per maistą. Antroji. Tai yra gana didelis skaičius. Ir čia parodytas ratas, kaip mes užsikrečiam, reiškia, gyvuliukas nešiotojas, ten kraužiukai parodyti, reiškia, gali jie įlipti tą katinėlio fekalį ir po to ten kiti
kiti gyvūnai, jie pasiimti tą. Ir tu suvalgai tą mėsytę tokią užkrėstą ir jau turi. Blogai termiškai apdorota, jeigu suvalgysi gerai termiškai apdorota, nieko nebus. Bet kaip mes mėgėjai įvairių steikų ir žuvyčių tik pasūdytų lengvai, arba kad ir tų pačių, nu čia apie sušį nereikėtų, čia apie mėsą kalbam. Apie sušį buvo filme parodyta kitaip. Kitas amebiazė, čia kaip meno kūriniai, kaip per mikroskopą pasižiūrį, tai atrodo kaip gražu, nu aš sakau, nors ant sienos kabink abstrakcija, nu taip tai visi jie skirtingi. Kiekvienais metais visame pasaulyje registruojama apie 50 milijonų naujų amebiazės atvejų ir 50–100 tūkstančių mirties atvejų. Vėlgi, mirties atvejai. Užsikrečiama per geriamą vandenį, maistą, rankas, namų apyvokos daiktus. Musės ir tarakonai gali būti užkrato platintojai. Patekęs į žarnyną, šis parazitas sukelia dizenteriją ir daugybę kitų nemalonių virškinimo sutrikimų. Užtenka kelių amebos cistų stiklinėje vandens, kad susirgtume. Kodėl stiklinėje vandens? Todėl, kad net iš krano vandenį gali būti amebų cistų. Aš pagrysiu to, kodėl. Nes amebos cistų neįveikia jodas ir chloras, kurie paprastai dedami dezinfekuoti geriamą vandenį. Tiesiog reikėtų didesnių koncentracijų, jų negalima, nes tai jau kenktų iš esmės žmogui. Ir todėl griežtai ir negalima, todėl yra pavojinga plauti kontaktinės linzes, kada jūs kontaktinius lęšius imate iš vaistinės, iš optikos, jau visada pasako, neplaukite po krano vandeniu, tik tai gal po vandeniu iš krano, bet tikriausiai nepaaiškina gal taip smulkiai, kodėl. Todėl, kad kas buvo dar Bektone seminare pirmam sveikatos, gal atsimenat, kai žiūrėjom filmą BBC ir ten buvo, kad žmogus pasakojo savo istoriją, kaip jis keliaudamas išsiplovė tiesiog po kranu kontaktinius lęšius, patekančių vandeniu iš krano ir jis grįžęs, prasidėjo problemos su akimis ir finaliai jisai neteko regėjimo. Tai buvo ten tokia istorija. Tai ir čia tą patį teigia, kad ameba patekus į akį gali pradėti ją ardyti, tiesiog ragina, daryti sopos ir laiku nepradėjus gydyti gali baigtis regėjimo taip pat netekimu. O ameboms patekus į kraujo apytakos ratą jos gali būti nuneštos į kitus organus, tokius kaip kepenys, inkstai, smegenys. Negydant amebiazės atsiranda sunkios komplikacijos, kurios gali taip pat baigtis netgi mirtimi, nes jos lygiai taip pat kitus organus ardo. Jos suėdavo, taip va, jos yra kolonijomis, jos labai greitai, šitie pirmonės visi labai greitai dauginasi. Ir simptomai gali būti, mes vadinam pankreatitai, ten uždegimai organų, bet priežastis visada yra klausimas, kas yra priežastis tų uždegimų. Ir jeigu yra parazitas, tu gali kovoti su pasekme, bet jeigu tu nesunaikinsi to parazito, vis tiek tu neišgydysi, tai bus chroniška liga po to. Lembliazė. Kas apie lemblijas? Tikriausiai esate daug girdėję. Ar taip? Užsikrečiama vėlgi per vandenį ir maistą. Ir nešvari vaisius, daržovės, nešvarias rankas. Užtenka vienos cistos, nes ten yra keli tyrimai. Folinės rūgšties stygius, menkas riebalų įsisavinimas, laktozės netoleravimas. Tarp kitko, kiek daug žmonių šiandien netoleruoja laktozės, būtent pieno cukraus, ar ne tame ir yra atsakymas, kad yra kažkoks parazitas, kuris sutrikdė mikroflorą ir dėl to nebėra, kas ją galėtų skaidyti. Chroniškas nuovargis, depresija. Daugiausiai rizikos užsikrėsti lemblijomis, kaip turi antros kraujo grupės asmenys ir kandidos turėtojai. Grybo, jau kito kaimyno. Parazitai gyvena krūvomis, kaip ir buvo ten prie faktų, kad po vieną jie nevaikšto. Parazitas parazite dažniausiai mėgsta sėdėti. Ir čia yra jų kooperacijos jėga. Lembliozės, nešvarių rankų ligos. Čia ne aš tai pavadinau, bet nuo to kilo pavadinimas, kad daugeliu šių ligų, kas tai yra iš pradžių, iš helmintozės, tai yra tie ilgieji kirminai, žarnyno infekcijos, kurių sukėlėjai yra helmintai. Helmintai, atsimenat, pats didžiausias ten ratas buvo nupiešta. Yra skaridės, ten jau ir kaspinuočiai visi tie, kur priklauso, kur jau mes matom vizualiai tuos didelius.
Parazitologijos ir alternatyvios medicinos ekspertės daktarės Hazel Barsel teigimu, kirminai, helmintais, yra labiausiai toksiški dariniai žmogaus kūne ir viena iš pagrindinių priežasčių visų ligų, daugiau kaip 75% iš visos populiacijos savo žarnyne nešioja po keletą kirmėlių, to net neįtardami. Pirmas helmintas, su kuriuo susipažinsim, yra askaridozė. Čia nuotrauka tokia ne iš gražių, bet taip atrodo kažkieno žarnynas. Čia yra operacija vyksta ir va ką mes randam. Širdies nuotrauka nėra fotomontažas, nėra photoshopas, kaip šiandien, kad naudotume. Aš mačiau vaizdo filmą, kur rodo, kaip iš širdies operacijos metu išiminėja parazitus. Mačiau filmuotą medžiagą. Tai yra, taip gali atrodyti ir širdis. Askaridžių turi apie 1 milijardą žmonių. Tai pirma pagal helmintozės infekcija. 99 atvejais iš 100 žmogus pats kaltas, kad apsikrėtė kirmėlėmis. Nešvarių rankų infekcijos, prisiminkim. Kirmėlių kiaušinėliais apsikrečiama per vandenį, daržovę, žemę, rankas, burną. Žodžiu, per nešvarumus, per prastą higieną. Askaridės, būdamos plonuosiuose žarnose, gali susivyti į kamuolius ir užkimšti žarnas, jeigu jų nenaikinam. Tai va čia turim pasiekmę užkimštų žarnų vaizdinį, pailiustravimą. Jei nesigydoma, ilgainiui kirmėlėms pasidaro ankšta žarnyne ir jos pradeda keliauti po visą organizmą, gali okupuoti plaučius, kraujotakos sistemą ir netgi smegenis, įstaisyti kepenyse, širdyje, plaučiuose, užkimšti tulžies ir kasos latukus. Medicinos praktikoje žinome atvejai, kai tokia invazija baigdavosi žmogaus mirtimi. Sakysite, kaip jos ten atsiduria, ten plaučiuose, širdį. Kada mes praryjam askaridės lervą arba kiaušinėlį, jis patenka per žarnyną, jis ten dar neauga, ta lerva nesivysto. Jinai, kadangi yra mažytė, per žarnyno sienelės į kraujotakos sistemą patenka ir keliauja dažniausiai į kepenis, tiksliau dažniausiai į plaučius. Ten vyksta tolesnis vystimasis, sprendimas tos lervos jau. Tada mes pajuntam simptomus, kaip būtų plaučių kažkokie negerumai. Kosėjam, bronchitas, gali erzinti pastoviai kosulys ir ne jokie vaistai nepadeda, tarkim. O vyksta todėl, kad ten jau gyvų knipižda jau kažkas ir dirgina ir skiria toksinus. Ir atsikosėjam ir tada nuryjam. Jeigu neišspjaunam to, ko atsikosėjom, mes nuryjam tą jau prakutusi padarą ir jis galutinai patekęs vėl tada jau žarnyną, baigė savo galutinį, kaip sakyti, jau buveinę mūsų plonai žarnyną, ten baigė vystytis į tą didelį kirminą, kurio, kaip ir matot, tai pačios didžiausios iš apvaliųjų kirmėlių, nes čia apvaliųjų dar jos skirstosi į apvaliasias, į kaspinuočius, tiek ir kaip juostos. Tai va, iš apvaliųjų askaridės yra didžiausios, jų ilgis yra patinėlių 20-35 cm, patelė nuo 15 iki 40, tai vos ne pusę metro gali būti. Kas ir matėsi filme, kai rodė tie balti tokie susivyję, kur sakėt, kaip spageti, tai askaridės buvo. O kaip kituose organuose atsiduria, jeigu per plaučius migruoja, kadangi kraujas gali visur išnešiuoti, jeigu imunitetas nusilpęs, neateis, nesulaikys to ir jis praeis, nueis į kitą organą. Žiauriausia būna, kada ilgieji kirminai patenka į smegenis, tarkim, tada gali prasidėti įvairius simptomai, kurie labai yra identiški neurologinio pobūdžio sutrikimams, bet jų kilmė, kada nustatoma, kad tai gali būti parazitas, tada iš vienos pusės gali atsikvėpti, bet nelabai gali atsikvėpti, kai pas tave ten sėdi kažkas, kur gali užaugti iki kažkokio dydžio, tada chirurginio jau įsikišimo reikia. Mes tarp kitko žiūrėjom tada irgi Bektone filmą apie, kas buvo, atsimenant žydų bendruomenę, kai rado jų užkrėstus juos kiaulinėm askaridėm ir pas vieną galvoj ten buvo ir kiauliniais kaspinuočiais, atsiprašau, askaridės kaspinuočiais ir rado pas jų tų cistų tiesiog smegenyse ir buvo klausimas, žydai nevalgo mėsos
Ir buvo ištirta, kad ta namų šeimininkė, kuri gamina jie maistą, nenusiplovusi rankų pati buvo užkrato šaltinis ir tokiu būdu apkrėtė. Čia buvo sensacija, nes čia rašė laikraščiai ir mes tą filmą žiūrėjom prieš keletą metų. Jeigu kas buvo, turėtumėte atsiminti. Tai va tokiu būdu gali papulti ne tik į plaučius ir ne tik tai atsidurti žarnyne, atsidurti vidaus organuose. Ir padeda, labai vislios, padeda iki 200 000 kiaušinėlių per dieną. Askaridės vidutinis amžius 2 metai, tačiau gerai prižiūrima. Kaip ir parašiau kabutėse, reiškia, kai vitaminais maitinam ir valgo tą, ką mes save norėtumėm palepinti, jinai valgo iš maisto, siurbia viską, kas geriausia, askaridė. Ir tada jin gali išgyventi, aišku, ilgiau. Kaip ir mes išgyvensim ilgiau, jeigu gerai save prižiūrėsim. Mes prižiūrim ne tik save, prižiūrim pirmiausia šituos padarus, jeigu jie sėdi pas mus. Simptomatika. Nervingumas, irzlumas pirmiausia. Visi parazitai, kadangi skiria toksinus ir labai apkrauna mūsų centrinę nervų sistemą, tai yra pirmiausias požymis visada esant parazitų nervingumas, padidėjęs jautrumas. Pilvo skausmai, kai kada viduriavimas, pablogėja apetitas, vaikams ypač pablogėja. Alergijos, daugelio alergijų priežastis yra vienas ar kitas parazitas, nes be galo dideliais kiekiais yra skiriami toksinai į kraują. Ir kosulys, toks nepraeinantis, kurio vaistai jokie negydo. Avitaminozė, anoreksija, svorio kritimas, bronkinės astmos ir plaučių uždegimo simptomatika, kaip ir minėjau, netgi iš pokštinos gali būti dusulys, dažnokai pykina, nei iš jo, nei iš to toks šleikštulys ateina. Kas esat patyrę, žinot apie ką. Neramus miegas, vaikai kaprizingi, išsiblaškę, prasčiau netgi mokytis gali. Toliau, enterobiozė, čia taip vadinasi spalinių sukelta žarnyno infekcija. Spalinės gyvena nebe plonajame, bet storajame žarnyne. Ir tai antras pagal dažnumą helmintas. Dažniausiai serga vaikai, didžiausiai sergamumas tarp 5–10 metų vaikų. Kodėl dažniausiai serga vaikai? Todėl, kad jie nenusiplauna rankyčių kiekvieną kartą, kada eina į burnytę kažką deda. O kaip tu juos apsaugosi? Suaugęs žmogus nusiplauna rankas. Tas parazitas, jisai, reiškia, po pusės maždaug metų pasišalina, žūsta ir taip, jeigu neužsikrečia pakartotinai, išsivalo jis pats. Bet jeigu yra vaikas, kuris pasičiupinėjo, kaip ir tam filme pasikasė ten, kur niešti, o ypač vakare ar naktį, gulėdamas ten prieidamas tiesiai, kontaktuodamas su savo, ta vieta, tai viskas panagėse liko, jeigu jis tuo metu ir nepadėjo burną. Viskas, dargi spalinių kiaušinėliai labai lengvi ir irgi žiūrėjom filmą, esu mačiusi, kaip jie parodė, kaip skraido ore per mikroskopą, pilną kambarį. Tiesiog kyla ir jeigu mes ten irgi turim kažką, kas turi šitą parazitą, dar jeigu kaip šiandien viską skalbėme labai žemomis temperatūromis, nes taip sintetiniai dažniausiai audiniai anksčiau taigi darydavom apatinius rūbus visada, mažų ypač vaikų ir dar pralygindavom šiandien, kurį jau lyginat, tai aš tikrai jums didelį pliusą ir pagarbą jaučiu, nes iš tikrųjų įtraukęs tie dalykai elementarios higienos, kur visi suprantam, kad tai yra reikalinga, bet daug kas šiandien nebedarom, nes tam laiko nebėra ir galvoja kaip nors, bet čia yra svarbu. Ir problemų kyla, reiškia, kai užsikrečia pakartotinai ir aš pasakiau, kad viskai pasakiau, čia tik yra surašyta ir ten 2000 vaikų yra, ką aš turiu būtinai pasakyti, kad šie palyginti maži kirminai gali sukelti daugybę neurologinio pobūdžio problemų. Ir nervingumas, blogas miegas, elgesio sutrikimai, kaip ir hiperaktyvumas, vaikų gali būti labai su spalinėmis susijęs, tarp kitko. Ir dar vieną įdomų tyrimą noriu būtinai paminėti, aš ne šiaip čia užrašiau. Pediatras Leo Liter atliko 10 metų trukusį tyrimą, ne šiaip metus, 10 metų, atkreipkite dėmesį, tyrimą su 2000 vaikų užsikrėtusių spalinėmis ir aprašė simptomus, kurie iki tol nebuvo siejami su šia parazitinė infekcija. Vieni iš labiausiai neįprastų simptomų buvo nenormalus elektroencefalogramos, nenormalūs elektroencefalogramos parodymai, panašus į tuos, kokie būna smegenų auglio epilepsijos, hiperaktyvumo ir regėjimo sutrikimo atvejais.
Tai išvada tokia, kad tai gali būti atsakymas į klausimą, kas iš tiesų sukelia epilepsiją. Juk epilepsija iš tiesų šiandien niekas taip, vienareikšmiškai nepasako jos kilmės, niekas negali pasakyti. Yra daug diskusijų, daug klausimų. Šitas tyrimas be neužveda ant teisingo kelio, kad sukėlėjas epilepsijos gali būti parazitų, tiesiog buvimas vaiko organizme, arba toksinai, kuriuos jie skiria. Čia nuotraukose matome, pailiustruota, kaip tai atrodo. Toksokarozė. Čia šunų askaridės. Kas esat girdėję, kad šunys turi askaridės ir kad jos yra labai pavojingos žmogui. Taip, daugelis parastų, kurie gyvūnė gyvena, tiesiogiai negyvena žmoguje, bet šitas parastas gyvena. Ir ši kirmėlė gyvena plonajame vėlgi žarnyne. Todėl, kada matome žmonės, kai labai čia toj vietoj išsipūtę būna. Visada daug parastų, kadangi gyvena žarnyne, šitoj vietoj yra plonasis žarnynas, pavalgius pūsti, pilvą gali, taip, apskritai vaikščio tokie kaip burbuliukai, kaip ir aną kartą sakiau, tokie kaip oro pripūsta gali būti, nes parazitai skiria toksinus ir pastoviai to žarnos gali, išsipūtusios būti nuo toksinų kiekio. Maitinasi mūsų medžiagų apykaitos produktais ir pasišalina, kai baigėsi jos gyvenimas. Jie gyvena apie 5 metus, padeda 100 000 kiaušinėlių per dieną. Vienas šuo iš karto gali turėti apie 100 skaridžių vienu metu. O visi šuniukai jau gimsta turėdami šį kirminą. Visi, todėl visiems reikia duoti vaistų. Vat kažkokiu būdu jie jau gimsta su juo. Čia yra faktas, aš jau netikrinau, bet čia yra teiginys iš literatūros, kurią naudos. Kirmėlė išskiria savo medžiagų apykaitos produktus, dėl to organizmas apnuodijamas. Ir intoksikacijos reiškiniai yra tokie: pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, čia panašu kaip ir visais atvejais, tik dar prisideda mažakraujystė ir blogiausia, kai toksokaros patenka į plaučius, kepenis, smegenis. Vėl tuo pačiu būdu, kaip pasakojau. Ir tragedija yra, ką ir matot nuotraukose, kai toksokara patenka ir bręsta, toksokara, kai bręsta aky. Tai gali baigtis apakimu. Čia ant voko, išdidintas vaizdas, po oda voko yra tos kirmėlės. Ir čia, kur ties obuoliu taip pat yra. Ir statistika tokia, kad kiekvienais metais Jungtinėse valstijose mažiausiai 70 žmonių apanka dėl toksokarozės, kurio to apakimo priežastis yra toksokarozė. Ir daugiausiai iš tų vaikų apakos yra, iš tų žmonių yra vaikai. Taip, kad kur pas mus apsikrečia vaikai šitais parazitais, smėliadėžėse daugiausiai. Ir visur kitur, kur sukontaktuoja per rankas, bet smėliadėžė, tie kiaušinėliai visų tų parazitų ir šuniukų. Šiandien tragedija, eini ir įlipti gali, šuniukai vaikšto, labai jų daug ir ne visi tikrai paėmė maišelius, sudeda ir išmeta. Ir jeigu ir išmeta, vis tiek gali kažkiek likti neužsikrėsusio šuniuko. Bet koks kontaktas su žeme, su nešvariu, ten, kur yra didelė tikimybė, kad užsikrės. Toksokaros kaip ir sakiau, toksokaros kiaušinėliai smėlyje šiltai bręsta apie 2 savaitės. Ir šiltu ypač oru padidėja šitų sergamumų, nes jie tada greičiau bręsta tie kiaušiniai. Šistosomos aukos, tikrai jos ne pas mus šiandien ir ačiū Dievui. Šistosoma priklauso sirbikių šeimai, čia matos nuotrauko jos sirptukai, kuriais prisisirpia, patekusi į žmogaus, reiškia, jos irgi yra daug visokių ten giminaičių, jų visokių pagal rūšį, gali kepenyse apsigyventi, kepenų sirbikės vadinasi. Šistosoma konkrečiai tokį pat panašų kelią turi, kaip ir askaridė, tik tai ją užsikrečiame. Mane šokiravo tas faktas, gėlosiuose vandenyse. Nuvažiuoti tropikus papoilsiauti, gėliai vandenis, tie, kur skaidrus, labai gražus įlipi. Ir net nežinai, kad prie tavęs prisisegė mažas padarėlis. Ir jisai ne per burną patenka, per odą. Tokia kaip lervytė, ji turi kitą pavadinimą, užkrito dabar, čia nepasižymėjau. Patenka į kraujotaką, žodžiu, po to eina su krauju į kepenis, ten keliauja atgal į žarnyną,
ir tokiu būdu prie žarnyno, ne į patį žarnyną, bet reiškia kraujagysliai prie žarnynų gyvena. Todėl daugeliu atveju, kaip ir kalbėjom ir diskutavom, kad hemorojų priežastis ne visada yra taip pat, kaip sakom, išsitampiusi kraujagyslė, ta kraujagyslė gali ištampyti tam tikri parazitai. Jinai tiesioginiu būdu šistosoma siurbia kraują iš žmonių, pažeisdama kepenis, blužnį, dėl to vat ir tų vaikų pilvai išsipūtė. Kaip ir jų ne dėl to Afrikos vaikams ir suaugusiems pilvai išsipūtė, kai jie alkani, bet dėl to, kad pakenkta yra šito būtent parazito. Mastai dabar 200 milijonų infekuotų žmonių per pasaulį, paplitimo regionai Tailandas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Afrika, Vidurio rytai, Turkija, Indija, mažiau, bet sutinkama Šiaurės Amerikoje, Karibų salyne. Dabar visai neseniai buvo atvejis, kada Rusijoje, Maskvoje buvo gauta iš Kinijos užkrėstų šistosomomis ikrų. Jie buvo pateikti kaip lašišų, bet jie buvo giliavandeninių žuvų ikrai. Ir apie keli tūkstančiai žmonių man persiuntė pažįstamą tą informaciją. Jie susirgo šituo parazitu ir jie yra gydomi ligoniniai. Tai jeigu negydant, gali irgi pabaigtis taip organų suardymo. Štai va ir mūsų neliečia, mūsų viskas liečia. Mes ir į Turkiją nuvažiuojam ir toliau liečia, visi tie dalykai liečia. Kas tie plaukagalviai? Iš kur jų kojos likusios? Plaukagalviai. Nežinau, kodėl jos taip pavadino ir tas ligos pavadinimas net neištariu, trichijurozė. Kaip čia ją pasakyti? Liežuviai linksta. Kas prigalvoja tokių, reikia paprasčiau. Šią ligą dažniausiai užsikrečia ir serga 9-12 metų amžiaus vaikai. Lietuvoje šis susirgimas pasitaiko retai, Anglijoje nežinau, bet pasaulyje daugiausia paplitęs vėlgi šilto klimato regionuose. Lietuvoje smėliadėžėse randa tų dalykų. Šalia toksokaro, šalia skaridžių tą į to parazito randa, o jis pavojingas tuom, kad viduriuoja vaikas su krauju užsikrėtęs, reiškia žmogus, ir taip pat gali skaudėti pilvuką, kaip ir nuo visų kitų tokių žarnyno infekcijų, ir svaigti galva, neramus miegas, sumažėja apetitas, bet viskas prasideda gali staigiai, kaip ir ten susergam rotavirusų staigiai viskas ir baigės ten, kam staigiai, kam ne visai, o čia negydant nesibaigia niekas, čia reikia gydyti. Ir ilgai sergantiems, dar kas va čia pavaizduota nuotraukoj, kad gali būti prolapsas, tai yra tiesioji žarna iškristi nuo gausos kirminų, nes čia tiesioji žarnai viskas bazuojasi. Ir va nuotrauka čia yra vėlgi nufilmuota, kaip tai atrodo, ir va prisisekta tų kirmelių žarnyne, taip jos į gleivinę tiesiog sulindusios visos. Ir pasekmė to vaikų anemija, tai reiškia mažakraujystė, sutrinka fizinis vystymasis. Ir kiekvienais metais užsikrečia daugiau kaip milijardas žmonių, 220 milijonų suserga sunkiomis formomis, o 10 dėl įvairių komplikacijų 10 tūkstančių žmonių netgi miršta. Tai va, ir parazitas. Kaspinuočiai, ilgieji, angliškai tapeworms, tai tie mūsų, juostelė, taip vadink. Ir ką, jeigu tai būtų tik juostelė, bet jinai, ką jin daro? Kaspinuočiai, tai yra solidariai dar vadinamas, ir taip ir pavadinau, taip man sakydavo, esu girdėjusi mažą tokį pasakymą, sako, ar solidariai pradėjai, kad vis alkanas? Sakydavo taip, ar ne? Girdėjot? Nes alkanas yra alkanas, o kur nebūsi alkanas, jeigu tas parazitas tave viską suvalgoma tavęs, tai ląstelė badauja. Kaspinuočiai yra sudaryti iš galvos, kūno ir kaklo. Žinomiausia ir svarbiausia yra keli kaspinuočių tipai. Užsikrėtęs bet kurio kaspinuočio žmogus liesėja, pasidaro irzlus ir mieguistas. Toliau yra kiaulinis kaspinuotis, gal nenagrinėsim, nes laikas eina, šiandien tikrai yra daug ką dar pasakyti, gali būti iki 10 metrų ilgio, čia žmogus yra tik tai tarpinis, tiksliau kiaulė yra tarpinis šeimininkas, o suvalgę tokios mėsytės apkrėstos, mes galim tapti galutiniu šio padaro šeimininku ir jis su mumis draugiškai ir ilgai gali gyventi. O kiek paskui kitoj skaidrė jautinis kaspinuotis, panašus į kiaulinį kaspinuotį, tai irgi apie 10 metrų ilgio. Ir va, pažiūrėkit nuotraukose, netgi simpatiškai čia atrodo, kažkokia gėlytė.
Infekcijos šaltinis yra žmogus, reiškia, o kaip užsikrečiama? Užsikrečiama suvalgius žalios arba blogai apdorotos jautienos, kurioje yra kaspinuočių lervų. Štai ir steikų pavojai, kaip būtų gaila. Simptomatika panašiai kaip ir išvardinta, tik tai turint kaspinuočių gali vėlgi nežėti išangė ir kadangi tie nareliai nebūtinai jisai visas gali ten pasišalinti, bet jis gali tos narelius mėtyti ir jie šalinantis jiems ten nemalonus simptomai ir gali netgi pamačius ten tos gabalus, kurie išeina, ištikti parazitofobiją. Aš žinau, kaip vienas vyras, dar vaikystėje prisimenu, pasako, čia kaip kažkoks mistinis pasakojimas ir jis sako, man reikėjo psichiatro pagalbos po to, aš jau daugiau, bet kai tu gyveni su tais visais ten ir miegi ir kasdienėje su tavim gyvena ir eini miegot kaip ir gerai, bet jeigu tu ten pamatai tai, kas iš tavęs išėjo, tave aišku šokas gali ištikti. Toliau, šuninis dar kaspinuotis, va, ir čia nuotraukui, ačiū Dievui, ne žmogaus yra, plaučiai tikriausiai, ar plaučinis, kas ten yra? Plaučiai. Tai va, taip atrodo, tokie kaip kapsulė susidaro ir cistinė echinokozė, vadinasi, ir jos gali va tokios cistos susidaryti ir smegenyse, ir širdį, jeigu tik su krauju bus praleista, kaip sakyti, imunitetas nesulaikys, mūsų apsauga nesuveiks, tai galima turėti ir operacijos jau tada tik padeda. Ir smegenyse, tarkim, pasireikštų kaip neurologiniai simptomai. Ir gali būti visai pradžio be simptomų, paskui jau pradėti jausti, galim galvoti, netgi pagalvoti, kad auglys pas mūsų, o ten yra tekę filmų žiūrėti, kada atidaro, operuoja kaip tiumą, auglys, ar ne? Ir ten randavo būtent parazitą traukia. Opistorkozė labai pavojinga liga, pavojingas parazitinis susirgimas, ačiū Dievui, kad pas mus jo netiek jau daug. Pagrindė jisai yra lokacija, jo pagrindinė lokacija yra, kur yra Rusija, turėčiau rasti, iš eilės skaitysiu, pamečiau informacijai, reiškia sukelia plokščiose skirmelės ir kurių pernešėjas dažnai gali būti katinėliai. Tokios plokščios, kaip suplota būtų į moliūgo sėklą truputį panašu. Ir žmogus užsikrečia vartodama žalią, džiovintą, silpnai rūkytą bei šaldytą žuvį. Nes žuvis yra tarpiniai tie šeimininkai, o kadangi kačiukai mėgsta žuvį valgyti ir jeigu duodam savo gyvūnėliam žalę, ką jie labai mėgsta, tikrai tada galim turėti tą riziką užsikrėsti šituo nepageidavimu. Tai irgi yra siurbeikė, va čia ir parašyta, jos siurbė dažniausiai pakenkia kepenis. Paplitimai yra daug. Azijos, pietryčių Azijos šalyse, bet taip pat, reiškia, Vietname, Indokinijos pusiasalio šalyse, bet taip pat Rusijos federacijoje, Europoje, Azijos šalyje, čia kita va, Azijos šalyse ir jav netgi, kita rūšis, bet lygiai taip pat pavojinga. Anksčiau Lietuvoje pasitaikdavo Kuršių pamario gyvenvietėse, dabar ne labai reti tie susirgimai Lietuvoje, bet ir Lietuvoje jau užfiksuojami, kadangi mes čia kažkaip. Trichineliozė dar šernų pavadinau sos šernienos mėgėjams, tėtis, kada sumedžiodavo šerną, visada veždavo patikrinti, nes žinojo, kad tai yra pavojinga liga ir iš tikrųjų jinai yra pavojinga. Žiūrėk, kaip atrodo žmogaus akis, kuris užsikrėtė trichineliozę, esmė jos, kad jos patenka į limfą, kraują, išnešiojamos po visą organizmą ir skersaruožėse raumenyse ten užsibūna ir rykliai gali ten susilokalizuoti, sunkuryti, valgyti. Ir kas labiausiai kraupina, kad iki 50 metų gyvybingos lervos išlieka. Tai nevalgykim netikrintų laukinių ypač gyvūnų, o naminių gyvūnų mėsą geriau tinkamai termiškai apdoruoti. Toliau yra
trumpai prabėgsiu būdai, tik pavardydama 4, kuriais atveriame parazitams duris. Tai buvo filme viskas parodyta. Reiškia, ką aš čia praleidau, atsiprašau. Ai, taip, gerai. Taip, pirmas būdas, kaip ir buvo filme parodyta, tai yra maistas, kur mūsų paveiksliukai ateis tuoj. Ir ypač buvo paminėta suši. Aš niekada negalvojau asmeniškai, kad suši tiek yra rizikinga valgyti. Nes dukterėčiai šiuo metu tai kas savaitę prašosi vedamai į suši restoraną Lietuvoje. Ir jie veda, reiks įspėti, kad tai yra, mes po to sužinosim, ką reikia daryti, kad, dabar kalbam apie tai, kur maistas reiškia žalia žuvis, yra tokių netgi žalios žuvies patiekalų, restorane gali užsisakyti, tarkim, čia žalia visur mėsa, tas kiaušinis uždėtas irgi žalias. Toliau vanduo, nes kaip ir girdėjot, vanduo buvo minimas per vandenį, reiškia net tie mikroskopiniai, ypač šaltinio atrodo švarus vanduo, bet jeigu ten yra prieigimas kokiam gyvuliui, jis gali prieiti ir užteršti tą vandenį. Ir tas akim žiūrint švarus vanduo, kur atrodo, kas atsitiks, tu gali gauti parazitą vis tiek, kad jis ir švarus kitom prasme. Toliau, naminiai gyvūnėliai, kaip bebūtų gaila. Fizinis kontaktas, ką filme matėte. Darbovietė, ypač dirbantiems su gyvūnėliais, tai yra aktualu ir žemdirbiams, ir vaikų įstaigų darbuotojams. Čia daug profesijų būtų galima vardinti. Visur praktiškai. Įtikinėti jūsų jau nereikia kelionės. Taip, nes keliaujam, jau įtikinom. Ir viskas. Kur išeitis? Taigi va, priėjom. Kur tai išeitis? Valio, yra išeitis. Kelionės darėjai, rytoj bus išeitis. Tai stop, reiškia yra išeitis. Išeitis tokia, kad išvalyk, po to atstatyk ir apsaugok. Žinot tam tikrus dalykus, keletas bus tipsų, Gytė plačiau papasakos apie kaip išvalyti. Dabar trumpa pertraukėlė, nes visi pavargot. Eina rankas pavalgys.